Dar keletas įdomybių iš meistro Almo Trigo mokymų. Energijų pasiskirstimas. Kai vyksta mačas tarp panašaus pajėgumo žaidėjų, labai didžiulę reikšmę turi energijų pasiskirstimas. Momentai, kai vieną žaidėją įkvepia kažkas labai geram žaidimui, o kitas praranda labai daug emocinių jėgų, susinervina ir pradeda labai blogai žaisti. Užsiblokuoja jo smegenys ir jisai susirūpina ir pradeda blogai žaisti. Šitie dalykai, kur slypi klausimai, kur slypi atsakymai. Pagrindinis dėsnis skamba taip, kad mūsų neturi jaudinti dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Bet mūsų privalo jaudinti dalykai, kurie nuo mūsų priklauso. Paaiškinu. Jeigu priešininkas mušė rutuliukai vieną lūzą raudoną, jis suspurdėjo, atšoko ir netikėtai krito į kitą, jam sėkmė, jis džiaugiasi. Jis atsisuka į jūs, norėdamas pamatyti jūsų reakciją ir jūs liūdite, jam pasisekė ir išvaistote savo energiją, jis įsikvėpia. Jam ateina įkvėpimas, jis gerai žaidžia, jis nori dar ryškiau, dar gražiau žaisti. Tai yra milžiniška klaida. Kaipgi pasielgtų profesionalas tokioj situacijoje? Priešininkas mušė, suspurdėjo rutuliukas, įkrito į kitą lūzą, atsisukė pažiūrėti jo reakciją. Profesionalas kaip svirdulys iš Adamsų šeiminėlės. Jokio akmeninis veidas, jokių emocijų parodymų. Kaipgi pasielgtų labai geras profesionalas, žaismingai. Priešininkas mušė, suspurdėjo rutuliukas, įkrito, jis atsisuko pažiūrėti reakciją. Jis sako, šaudė, o galėtum taip pat dar spalvotai mušti per dvi lūzas. Ir jis staiga jaučia, kaip čia jis turėjo pergyventi, dabar ne. Jis pats gauna susirūpinimą ir energiją sėdinčiam liko, o šitam nusmuko. Antra dalis. Jeigu mums žaidžiant, mes įsimušėme netyčia baltą rutuliuką ir rodom nepasitenkinimą, liūdėsi ir nusivylimą šituo smūgiu, be abejo, tai vėlgi įkvėpė priešininką. Jeigu įkrito baltas rutuliukas, sakau, zuikutis, kaip gražiai rėdėjo, ar kažką kitą, vėlgi jam neatiduodam energijos, nepamaitinam jo tuo stebuklingu snukerio eliksyru. Taigi, dar sykį kartuojam pagrindinę psichologijos ir energijos pasiskirstimo taisyklę. Mūsų neturi jaudinti dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Tai yra, kad priešininkas labai gerai žaidžia. Aš sėdžiu, o jis puikiai muša visą surinkinę. Nu nieko, sėdi gražiai pergalingoj pozoj, užtikrintoj ir geriesi gražių žaidimų. Netgi mokaisi iš jo ir ilsiesi, neįsitempęs. Tuo tarpu mūsų privalo jaudinti dalykai, kurie nuo mūsų priklauso. Tai yra, jeigu aš pats ateinu ir yra mano stalas, mano smūgis ir aš pramušu skubotai, neatsakingai arba per daug įsitempęs ir nelaisvai, tai turiu atkreipti dėmesį ir taisytis. Po kiekvieno mačo būtina daryti analizę. Analizės etapai pageidautini yra 3. Pirmiausia, kokie įvykiai vyko ant stalo objektyviai. Lyg tai būtume žaidę ne jūs ir priešininkas. Kas iš tikrųjų įvyko ant stalo? Objektyvai atsakot iš šitą klausimą. Antras klausimas. Kokios buvo jūsų mintis? Ar jos buvo ramios, racionalios, įdomios, ar jos nebuvo užterštos piktžolėmis, tokiamis kaip aš turbūt pralošiu, jam per daug gerai sekasi, čia labai pavojinga situacija, arba man šiandien nesiseka, arba nepatogu, arba stalas blogas, gelum beveda, lūzos kažkokios siauros, stambios arba dar kažko. Ir trečias klausimas, kokiegi buvo jūsų veiksmai, ką jūs darėte? Ar jūs nebuvo taip, kad jūs beatodairiškai atakavo, gal atsižaisti reikėdavo, o galbūt jūs atakavote ir viskas tvarkoj, bet to neįgyvendindavot, neįmuždavot ir nesusirinkdavot serijų. Reikia paanalizuoti. Taigi, kokie veiksmai buvo ant stalo, kokios buvo jūsų mintis ir koks buvo jūsų elgesys, ką jūs darėte. Taip, atliekant tokią
mačo analizė, žingsnis po žingsnio, jūs tampate stipresniais ir objektyviai įvertinate situaciją ir tampate geresnis ir geresnis žaidėjas.